Tradiciškai sugrįžkim dabar į Klaipėdą ir pažiūrėkim, ką jau to verslas šįsyk atvežė, o atvežė labai rimtą va tokį daiktą. Tai mano BMW M4, legendinė jau, viena iš 7 pasaulyje, oranžinės spalvos, tai va, tokį automobiliuką mes sužinojom, jau dalyvausiu nuotrupom. Po to ėjo Audi A6 ir, kaip matom, yra pakabinta viršui Volvo. Tai taip prabangiai sukrovėm šitą konteinerį, krovau vien dėl to, permokėjau pats, kaip sakant, kad pasikrauti savo mašiną labai saugiai, nes jinai sveika, jinai kolekcinė ir ją reikia saugoti. Va. O tokį Audi klientas nusipirko iš Insurance Auto aukciono ir jeigu nesuklysiu, šitą Audi buvo pirkta mano ir parduota per Storius. Kaip ir šiandien įkėliau naujas mašinas Storiuose, galite aišku pasižiūrėti ir nusipirkti. Va tokį Audi klientas nusipirko ir po to ėjo Volvo XC90 iš Koparto, kurią klientas nusipirko pats, išsirinko pats ir mes jam parvežėm, suteikėm parvežimo paslaugą ir atvežėm čia į Klaipėdą iki namų. Tai va, automobilis išmuitintas, automobilis iškrautas, pristatytas ir manau, kad nuotaika klientui bus gera, nes jisai iškart būtent po iškrovimo lėkė tiesiai va šitaip ant tralo ir tralistas jau išvažiavo tiesiai į kliento namus. Tai visada sako mane, mes kraunam konteinerius jau išmuitinus. Todėl visada visų klientų prašom staigiai komunikuoti su Navi grupe ir susiderinti visus muitinimo procesus, sumokėti muitiniai visus mokesčius, kad procesai vyktų greitai ir sklandžiai.